ką, vienas iš šitų 40 kvadratų, taip kaip matai, tokį ir pastatom. Visos lentutės sukaltos, visas įrengimas, santechninis mazgas. Jeigu nori, galim ir pečiuką įstatyti, gali ateiti ir 2-3 aukštų. Išsirenki vietą, bet kur. Realiai, kad ir su tokiu vaizdu. Mes atvažiuojam, pastatom, rūpintis tavo apie nieką nereikia. Viskas sutvarkyta už tave. Loftas yra A plus ir B klasės. Galim ir ekonomišką variantą. Galim su šildymom, grindim. Su realiai, ko tik nori. Dar turim 15 kvadratų. Jeigu nori, galim važiuoti pažiūrėti. O tai ką su 15, taip ir gyvent galima? Jo, labai augs. Va, netoli, galim važiuoti. Va, tau namas pušynė. 15 kvadratukų. Gyvent galima. $900 iš kvadratų. Pastatom kur nori. Supras. Pusk vaibų. Levantai! Levantai! Vladai! Levantai! Levantai!
Kaip baseinas? Ha? Baseinas gerai. Kur jūs valkiojatės? Kur Vladas? Tai Vladas reikalais, o mes pais norėjom nuvarėm į restoraną šalia. Aš jūsų vieno dalyko prašiau, prižiūrėkit, kad viskas tvarkoj būtų. Tai jau kas atsitiko? Kas atsitiko? Atsitiko nieko. Ta prasme? O taip nieko. Dingo. Einam. Tai kas čia buvo? Kas čia buvo? Kas čia buvo? Vat kažkas atėjo, išlaisvino ir jie pabėgo pro šitas duris. Žinojo, kad atrakintos buvo. Palauk, tai ką darom? Ką darom? Varykit, sėdat į mašiną ir varot. Gal dar netoli nubėgo. Varykit, greičiau. Varykit greičiau. Greitai, greitai, greitai. Klausom. Labadiena, Roberta. Sveiki, sveiki, sveiki. Pažįstat, kas skambina? Klausimas labai filosofinis. Žinau, kas skambina, bet abejoju, ar labai gerai pažįstu. Nu taip, klausimas labiau filosofinis, negu buvo mano suplanuota. Čia Fredas. Malonu, malonu. Mano asmeninis baseino konsultantas. Tas pats. Aš pagalvojau, kad nėra ko laukti ir atidėliot. Jums privalu pradėti lankyti baseiną. Ir kuo greičiau. O šitas klausimas kartais nesusijęs su noru mane pakviesti kalbos. Jokių būdų. Mano tikslas, kad kuo daugiau žmonių pradėtų vaikščioti į baseinus. Koks kilnus tikslas? Na, tokiam kilniam tikslui atsisakyti neįmanoma. Tai kada būtų galima pakviesti jūs kavos? Na, jeigu sakot, kad atidėlioti negalima, tai gal ir netidėliokim. Šį vakarą. Gal bent iš šonus pasidairytum, ką? Nieko nėra. Tu, blin, gal baig išsikalinėt, ką vieną kartą? Aš nieko nedarau. Tai vat būtent, nieko nedarai. Žinai, mes šiaip su savim dar labai žmogiškai elgiamės, žiūrint, kiek tu čia šūdo primaliai. Levi, nu tu pagalvok. Bet dabar imsiu dairytis Rimo, kad atgal jų nagus priduoti, taip? Net jei ir pamatyčiau, juk aš nesakyčiau. Nu jo. Nu pastatyk save į mano padėtį. Tau brangaus žmogaus ieškotume. Ar labai norėtum jį atgal atiduoti? Gerai, viskas. Nieko nebesakai, aišku? Apsuksim ratą ir grįšim. Nu nerasi tu jo taip lengvai. Kodėl? Nu Rimas nėra toks durnas, kad tiesiog eitų šiuo keliu. Nu čia kaip pavyzdys. Man atrodo, kad tu labai nuvertini žmonės, žinok. Jie nėra tokie durni, kaip tau atrodo. Žinai, jau man atrodo priešingai. Man atrodo, kad tu ir pervertini žmonės. Ir net labai. Elgiasi žmonės durnai. Ir dar kaip.
Pavyzdžiui, tu su buroku. Nepakankamai čia grybo privarėt, ką? Pripjovėt, ha? Davai, neatsilik, nebedaug liko. Gal taksą įsikviečiam. Kaip tu taksė durnas tu? Tu galvoji, yra bent vienas taksas mieste, kuris įsisadins mus? Davai, neink, einam. Čia nebetoli. Kur tu čia mūsų atsitempiai? Einam. Pamatysi. Kas čia per skylė? O tu ką tikėjai, kad aš tai 5 žvaigždučių viešbutį atvesiu? Čia gera vieta, nieks jos nežino, būsim saugus. Iš kur tu šitą vietą žinai? Nu, aš buvęs mentas. Norėjai pasakyti buvęs policininkas? Ne, norėjau pasakyti buvęs mentas. Gal ir gerai, kad buvęs. Karoči, čia anksčiau atveždavo hibrytą skolininkų savo, dar už visokius reikalus padaužyti. Dabar visi susodinti, tai nieks nebetvaro, narkomanai neatradė dar. Nu, ačiū už paskaitą. Nu, prašom už paskaitą. Čia aš ironiškai į ką? Aš irgi ironiškai į ką. Kiek tu čia žaidimus laikyti? Kas tave čia laiko? Nu, reikia pabūti, kol mieste viskas nurims. Tu supranti, kiek dabar hebros mūsų ieško ir šiknas išspardyt nori? Nu jo, gerai sakai. Reikia palauk, kol nurims, sugalvot, kas čia už visą šitą stovi. Ką tu nori, tą tu sakyk, bet Markas teisingai ant tavęs viską pakabino. Nu jo, viskas lypo. Nu, viskas lypo. Tai reikia ir suprast, kas čia podstava yra. Su tavim nori susidorot kažkas, ar kažkas nori tokių pat dalykų kaip tu. Kur tu eini? Man reikia vieną vietą. Seni, mes turim būti čia, yra nesaugu, nes šikna išspardys tau, tada išspardys ir man. Sakau, man reikia vieną vietą nueiti. O aš tau sakau, lyg čia! O kas čia man laiko? Nieks nelaiko, valim, davai. Debilas. Sveiki. Labai atsiprašau, kad vėluoju. Nieko. Atleiskit, negaliu pakviesti restoraną. Tokia yra situacija. Gal pasivaikštom? Na, jūs taip lengvai bendraujantis. Labai dažnai kviečiate pasimatymus? Nu, pirmiausia, aš siūlau pereiti prie tu. O antras dalykas, ne. Seniai to nėra buvę. O tau? O, kaip originalų klausimas į klausimą. Ne, čia vienok įdomu. Taip, šis kartas turbūt bus pirmas po labai ilgo laiko. Po labai ilgo. Tai jaučiuosi pamalonintas. Tai kuo aš jau toks išskirtinis? Kas yra dabar? Aš labai atsiprašau. Atsitiko kas nors? Nieko. Ne, viskas gerai, labai atsiprašau. Ragarlė, šiandien toks oras, kad net nesinori kalbėti apie nemalonius dalykus. Aš manau, kad taip elgtis reikėtų. Jeigu nori, aš pažadu, galim nepratarti nei žodžio. Einam. Sutariam. Prašau, pasakyk, kur mes važiuojam. Nu, palauk, pakentėk, pamatysi. Tai čia kažkokia staigmena bus?
Nu, gal aš šitą šiaip pavyzdžiuoju, užrištom akim, žinai, man patinka. A, ne? Gerai. Jau atvažiavom? Palauk, meilė, sekundę. Nu, zdorovo, seni, nu tai kur tas namas, Pušinė? Geras, ne? Nu, geras, žinau, bet tai kur jis dingo? Tai pardaviau, kas? Ir pas mane ilgai neusilaiko, žinok. Bet tu nesiparink. Mes tau per 3 savaitės tokį patį naują pastatysim. Ei, Slimai! Slimai, kas čia dabar bus? Slimai! Slimai man skambina, tėtis čia. Klausyk, padėk man surasti telefoną, aš ant jo šitą melodiją esu parinkus. Būk geras, prašau, padėk man. Man atrodo kažkas svarbaus. Kur? Alio, tėti. Nu, ką, žinau, kur tas gizas. Ką? Gerai, supratau, mes tuoj atvažiuojam. Iki. Kas pasidarė? Tėti paleidžia iš ligoninės šiandien. Čia gerai, geras naujienos, ne? Jo, žiauriai, tu galėsi mane pamesti iki ligoninės. Nu, tai aišku, kokios problemos, bet čia. Sorry, kad sugadinau aš viską. Baigti, nesiparingi, tėvo sveikata, viskas gerai. Tu čia man tos namukus norėjai parodyti? Žiauriai, fainiai atrodo. Nesakysiu aš tau nieko, ta galbūna staigmena, gerai? Gerai, slapukė tu. Savo varom. Na, štai ir mano karetaitė. Ach, tai šiuolaikinės moterys. Nė vienos nebenustebinsi automobiliu, pačios visas ratuotos. Skamba tarsi nuoskauda. Čia nevykęs juokelis. Na, pasirodo, pasielgiau labai teisingai juokaudama. Na ką, ačiū už maloniai praleistą laiką ir už supratimą. Ir man buvo malonu. Tikiuosi, ne paskutinį kartą pasimatom. Na, tikiuosi ir aš. Iki. Iki. Nedaug dar beliko, pakentėk.